mes esame gražiojoje Austrijoje. Ir tokį ramų vakarą, kada vaikai jau mėgelio, ar ne, nes Danielis po stovyklos yra pavargęs, Gabrielis taip pat yra labai šiandien daug įspūdžių, išsisėmęs ir jau jie senokai miega, tik vienintelė Izabelė, kuri nemiega, ar ne? Aš nusprendžiau pakalbėti apie tėvelių baimės. Kokias dažniausia baimės tėvelius, tėvelių kokias dažniausiai baimės susitinka, ar ne? Tai dažniausia baimė būna pakeisti aplinką. Dažniausia baimė būna tėvelių vaikutį išsivesti kažkur pasivaikščioti, ar ne? Baimė didelė yra adaptuoti vaiką kitoje vietoje, kitoje aplinkoje. Pagrindinės galbūt baimės yra, kada keičiasi darželėje grupė, keičiasi auklėtojos, mokykla keičiasi, ar ne? Arba iš darželio pereinama į mokyklą tiesiog. Tai tokios pagrįstos baimės tėvelių yra. Ir labai dažnai visi klausia, ką daryti, ar ne? Kaip pasielgti, kaip reaguos, kaip viskas bus. Aš nesu nei psichiatrė, aš nesu nei psichologė, nekalbėsiu jokiais moksliniais terminais. Aš esu paprasčiausia mama, kuri 9 metus tikrai gyvena tokiam užspaustam režime, galima sakyti, ar ne? Kai reikia pagalbos patys su tėveliu, bandydami kažkaip tai išvesti Danielį iš vienos ar kitos ar trečios būsenos ir nugalėti tas baimės, įrėmės, bandėme, žiūrėjome ir, kažkaip tai tikrai turim, kol kas šiai dienai galiu pasakyti, labai džiugų rezultatą ir labai norisi šiek tiek pamotyvuoti tėvelius, nebijoti, kad ir kokia ta baimė būtų stipri, kad ir su kuo susidurtume, visą laiką eikit per ją. Eikit tiesiai, baimiai į nasrus, kaip aš sakau. Tai mes, žinokit, įrėmės. Mes tikrai ėjom tiesiai baimiai į nasrus, kaip aš minėjau, ne? Nesipriešinam, tiesiog drąsiai žengiam, visko buvo. Buvo tokių kritinių momentų, kad aš, žinokit, isteriškai vardavo prieš auditoriją, galima tai pasakyti, ar ne? Kada tu nueini, pavyzdžiui, į mokyklą ir tu tiesiog esi tiek įspraustas į kampą, nes tau sako taip. Bet kai pas jūs mamytė namuose problema, juk jūsų vaikas mokykloje yra, pažiūrėkit, jisai toks inteligentiškas, toks ramus, toks geras, ar ne? Ir mes nesame matę, kad jam čia būtų kažkoks priepuolis ištikęs ar kažkas, viskas juk nutinka namuose ir tave tiek spaudžia ir tu jautiesi išties, kad galbūt tai tikrai yra kaip ir tavo problema, ar ne? Ne kažkas kito. Ir kažkaip tai provokacijai būdavo aš pasiduodu ir tikrai buvo momentų, kada tu sėdi pokalbyje, dalyvauji, ten svarstymai visokiausiai vyksta, o tu tiesiog nebežinai, tu palūžusi, dar Gabrielis ant rankų, mažiukas ar ne, jisai nenori sėdėti, jam nepažįstama aplinka, jisai žviegia, jis mane tiesiog plėšia išeiti iš to kabineto ar ne, krenta nuo kelių, nuo rankų, ropoja ir visi tave žiūri kaip į pamišėlę, kaip kažkokią tai išpadėjusią mamą, nes tu tiesiog paklaikusi pradedi pati isteriškai verkti ir nebesupranti, kas vyksta. Bet mes atlaikėm tai, mes radom būdų, mes radom išeičių, mes dabar esam ten, kur esam. Ir tai va ta baimė, kartais per tą baimę reikia tiesiog perlipti, eiti tiesiai, nebijoti, praeiti ir ne taip užgrūdina, žinokit, ne taip pakelia sparnus iš tiesų ir tai pasidaro lengva tada, kad nebelieka jokių baimių. Po pastarųjų metų įvykio, kuris labai sukrėtė mūsų šeimą, tai, kaip mes su vyru sakom, mes be baimiai, mes pasidarėme tiesioginė to žodžio prasme, be baimiai. Mūsų niekas nebegąsdina, nei sistema, nei mokykla mūsų negąsdina, nei jokie vaikų išlydžiai mūsų negąsdina, nei grimuojantys žmonės pirštų mūsų nebegąsdina. Mūsų nebegąsdina pikti žmonės, mūsų nebegąsdina komentarai, kurie tiesiog yra, bet mūsų tai negąsdina. Mes išmokom nebijoti
Ir dabar mokom savo vaikus nebijoti. Aš nesakau, kad baimė turi būti tiesiog prarasta, ar ne? Sveika baimė, viskas yra tvarkoj, mes esame visi žmonės, kaip jie būtų, ir ta baimė, jinai niekur ir nedings realiai, ne? Jinai gyvens su mumis ir ta baimė, sakykime, mes galim bijoti aukščio, mes galim bijoti šokti nuo skardžio, sakykime, ar ne, su lynu ten, ar su sklandytuvu kokius skristi mes galim bijoti. Tam tikrų dalykų mes galim bijoti, ar ne? Tai tokie yra ekstremalūs dalykai, bet bijoti gyventi, bijoti išeiti su vaiku, bijoti žvilgsnių kažkokių, bijoti pagrūmojimų, bijoti... Tokie dalykai nyksta, jie išnyksta tiesiog ir tu juos prarandi ir ačiū Dievui. Tai aš tikrai visus raginu nustoti bijoti, bandyti lipti per save, per savo ego, lipti kartais, ar ne, tiesiog ir lipti per savo baimės. Ir ta baimė nebeatrodys tokia stipri, ta baimė atrodys visai mažytė ir manau, kad ta baimė pati pradės bijoti jūsų, ar ne? Svarbu ryžtis tam. Danielį, pavyzdžiui, visą laiką skatino, visada. Nebuvo paprasta ir nerti pradėti, ar ne? Nes ta baimė irgi buvo didžiulė, bet pamažu, net neklausdami. Aišku, iniciatorius viso to buvo tėtis ir tėtis nupirko aprangą, tėtis nupirko lastus, tėtis nupirko nardymo maskę, tėtis, žodžiu, viską. Ir mes ją aprengėm ir tiesiog įėjom į vandenį. Tiksliau, aš tai kartu neėjau. Ėjo tėvelis ir ne, ir kartu su Danieliu. Ir žinokit, kažkaip va taip pamažu visko buvo. Kažkoks tai va toks vidinis šokas pas vaiką tikrai buvo. Bet jis tai įveikė. Ir jis dabar nardo ir neria. Ir kas kartą einant nardyti jam tokios emocijos yra, kažkiek tai asocijuojasi su baimės jausmu, ar ne? Ir dabar ne per seniausia, prieš porą savaičių nėrė į 6 metrų gylį ir tikrai jautėsi, kada jis išnėrė, kada mes klausėm, kaip tau, Danielį. Jis buvo toks, žinot, taip galima sakyti, baimės sukaustytas, ar ne? Bet jis tai įveikė ir ta baimė pamažu jinai silpnėja. Ir be abejo, jinai galbūt niekur nedingo ir ypatingiam vaikam vėlgi ta baimė jinai turbūt visai kitokia negu kad kaip mes ją jaučiam. Kad ir šiandien, pavyzdžiui, atvykom į Bajerno stovyklą, ar ne, nors jau 7. kartas, kaip mes čia atvykstam, 7 metai, jis pradėjo nuo mažų dienų, ar ne, jam buvo 6, kada jis pirmą kartą sudalyvavo. Bet jis sako, mama, man stoja širdelė. Aš sako, negaliu, man ir pilviuką labai skauda, sako, ir suka, aš nebežinau, kaip bus. Bet nuėjom, iš pradžio, aišku, jis stovėjo tokiau, aš visi paraginau, jis truputėlį pasiraukė, čia man mama, gana čia aišku, niekur aš neįsiu, čia iš vis išeisiu, jeigu dar taip darysi, ar ne? Bet aš gražiai, Danielį, mes negirdėsim, Danielį mes pražiopsosim, Danielį vardo neišgirsim, ar ne? Ir taip po truputį pritraukiau jį arčiau minios ir žiūriu, kad jisai kažkaip jau įsidrasino. Pamatė trenerius, kurie ne pirmą kartą su juo yra dirbę, ar ne? Ir jam pasidarė paprasčiau. Ir vėlgi skaitau, baimę įveikėm, ar ne? To komforto kaip ir tokio didelio nebuvo, bet mes vis tiek per jį perlipom. Tai aš daug pavyzdžių, aišku, nepateiksiu, nes tai turbūt galėčiau kalbėti valandas apie tai, bet taip trumpai tiesiog stumtelėkit biškį save ir to pačiu stumtelėkit biškį savo vaikutį. Ir jeigu tuo momentu ištiks kažkoks išlydis, jeigu po to ištiks išlydis, ar ne, tai nereiškia, kad reikia nustoti ir nebedaryti. Reiškia, vieną kartą pabuvo, nesigavo, kitą kartą pabandėt, dar nesigavo, trečią kartą būtinai bandykit vėl. Pamažu gausis, dėl to, kad galbūt čia psichologai pakomentuotų tą būseną, kaip tai yra, bet tai prie to yra priprantama, tiesiog priprantama, yra suvokiama, kad tai nesikandžioja, kad tai neskausminga jokių būdų, ar ne, ir tiesiog ir viskas, ir aš galvoju, kad tie žmonės, kurie nušoka lynu nuo tilto, ar tai nuo kokio televizijos bokšto, antrą kartą šokdami vis tiek bijo, ar ne?
bet jie vis tiek šoka. Trečią kartą, jeigu jie šoktų, jie vis tiek bijotų, bet jie vis tiek šoktų. Nes, tai tiesiog taip yra. Ir gyvenime taip yra. Tai lygiai taip pat yra ir su baimėm, žinok. Kad ir kiek tu bijai, tu tai padarai, įveiki, bet turbūt, kad dar kartelį, jeigu reikėtų tai daryti ir vėl iš naujo taip pat bijotum, bet vis tiek darytum, nes tu jau darėjai. Ir tu žinai, kad pasiekmes buvo pakankamai pozityvios, pakankamai teigiamos, ar ne? Nieko blogo nenutiko ir tai pasąmoningai automatiškai aš galvoju, kad tai veikia, kad tu vis tiek studijuoji, tu vis tiek supranti, tu vis tiek... Vėlgi, kas apie tas baimės, ar ne? Reiškia, realiai žmogus gimsta be baimės. Mažas kūdikėlis, jis neturi jokių baimių. Ir tos baimės, jos atsiranda mums augant, ar ne? Nes, tai tiesiog aplinka mums formuoja tą jausmą. Mes net nepatirtumėm baimės jausmą, jeigu mums niekada nebūtų sakoma, atsargiai, nelipk, nugriusi, ar ne? Valgydamas nesijuok, ar ten nekalbėk, paspringsi, sakykime, ar ne? Apsirenk, sušalsi, sakykime, taip. Ten sėdėk ramiai, nes iškrisi, kaip pavyzdį, ten įvairiausi dalykai, ar ne, kurie tiesiog skatina ir formuoja baimės jausmą. Ir taip ta baimė su laiku tai stiprėja, nes tu vis tiek žmogutis augi ir supranti, kad tikrai, nugriuvau, užsigavau, skauda, ar ne? Tai vėlgi formuoja pasąmonėje, kad baisu nugriūti neskaudės. Ten, sakykime, neapsimoviau piršnyčių žiemą, sakykime, ar ne? Ir į sniegelį rankos pakliuvo, sušalo ir vėl buvo nemalonu ir vėl tas baimės jausmas nesušalti, nesušlapti, pavyzdžiui, ir taip toliau, ar ne? Tai ta baimė, jinai kaip ir yra toks vienas iš jausmų, kurių mes turime begalę. Tikrai turim jausmų labai daug ir reikia priimti ją tiesiog natūraliai tą baimę ir tiesiog išmokti su jie gyventi, išmokti nebijoti tam tikrų dalykų, ar ne? Aš nesakau, kad mes be baimiai visose srityse esam, kaip vakar minėjau, kad mes be baimiai esam, ar ne? Be abejo, kad aš, pavyzdžiui, niekada neužlipčiau ant kalno viršūnės, nes paniškai bijau aukščio. Neskrisiu turbūt lėktuvu, nebent tai būtų ekstra ir būtina skristi kažkaip tai sveikatos klausimų, ar ne, ar dar, bet tikrai labai bijau, paniškai bijau. Tai negaliu sakyti, kad visai nieko nebijau, ar ne? Labai bijau visada, kada vaikai išeina vieni kažkur, tai ir ne. Danielis, pavyzdžiui, išvažiuoja su paspirtuku. Labai bijau, kai atvažiuojam irgi, kada į kalnų vietovę ir einam pasivaikščioti ir nedaug dievė pribėgs prie kokio nors skardžio ar kažkur, tai paniškai bijau. Faktas, kad bijau, bet savo baimės turiu nugalėti. Labai svarbu turbūt yra, kad neperduoti tų baimių, pernelyg stiprių tų baimių vaikams, nes vaikas, ką jis daro, jis iškart fiksuoja. Aš sakau, čia galbūt labai faina, kad tą klausimą išnagrinėtų neurologai, psichologai, ar ne? Nesu aš tų sričių specialistė, tai tik tai yra mūsų patirtis. Ir kiek pati nagrinėjau, kaip tą baimės eigą, tą seką, kaip jinai veikia, tai tiesiog galiu pasakyti, kad baimė vaikui persiduoda staigiai. Ir jeigu vaikas jaučia, kad mama arba tėtis bijo, jisai bijo dar stipriau, ar ne? Nes, tai neišvengiama yra. Tai toks vienas dalykas iš veiksnių, kuriuos turėtumėm galbūt kažkaip tai apkarpyti, neapkarpyti, kuriuos turim tiesiog kontroliuoti stipriau, nerodyti tos savo baimės prie vaikų, ar ne? Nes vaikų akivaizdoje baimė, jinai dvigubėja ir dar labiau kaip gausėja. Neleidžia man nieko pasakyti. Galbūt norėjau ne taip kažkaip tiesiai apie tą baimę, ne? Norėjau per aplinkai ir taip truputėlį su tokiu jumoru gal pateikti, ar ne? Nežinau, ar man pavyko, nes aš ten ta jokia režisierė, kur galėčiau kažkaip labai ten tobulai padaryti, bet taip kaip man tiesiog atrodo, ar ne? Aišku, nėra čia labai patogu, bet aš pabandysiu taip paprastai, žemiškai apie tai pakalbėti, ar ne? Taigi, kas yra ta baimė iš tikrųjų, ir šiandien labai noriu kalbėti su jumis, ne kažkokiais vadovėliais remdamas, ne kažkokių tai ten specialistų išvadomis, ten jų kažkokiais tyrimais ir tai, ką jie galėtų apie tai papasakoti, ar ne? Tiesiog savo patirtim, kas liečia auginant vaikus, ar ne? Ir noriu šiandien daugiau kalbėti apie pagrįstas baimės, ar ne?
Tai be abejo, kad ir aš jau turiu, nors ir sakiau, kad mes visai nieko nebijom praktiškai, ar ne, bet realu, kad mes nebijom, galbūt nebebijom tų komentarų baisių, ar ne, kur čia lavinom užvertė po vienu mūsų įrašu. Mes tikrai jų nebijom ir mums jie visiškai yra nebaisus. Mes galbūt nebijom nusikirpti plaukus, ar ne, va trumpai, nes tiesiog supranti, kad reikia tai padaryti, ar ne, tai kažkaip baimės nėra. Nebijom tam tikrų paprastų dalykų, ar ne? Bet aš turiu labai pagrįstų baimių ir apie dvi šiandien labai norėčiau su jumis pakalbėti, nes man jos yra labai artimos, labai aktualios ir viena iš tų baimių tai yra labai bijau, jau daug metų bijau prarasti Danielį. Aš nesakau, kad nekyla baimė dėl kitų vaikų analogiškai, ar ne, bet kas liečia Danielį, man tikrai yra labai baisu. Ir dabar norėčiau pasakyti, kodėl man yra tai baisu. Nežinau, ar sukaupsiu jėgų pakankamai, nes kalbėti apie tai tikrai nelengva, dėl to, kad tai yra labai skaudus išgyvenimai, tai yra labai stipru, ir tas baimės jausmas lygiai taip pat yra labai stipru, žinokit. Ir tai nėra taip, man jau dabar jaučiu, kaip stojasi į gerklę guzas, ar ne? Bet aš pasistengsiu, nes kada aš apie tai pradėsiu kalbėti, aš manau, kad mano savijauta ir mano kūnas ir mano mintis ir protas reaguos lygiai taip pat kaip ir šiuo momentu, ar ne? Tai ta baimė yra pagrįsta vien dėl to, kad Danielis visada, kiek tik tai bebuvo tų vadinamų emocinių protrukių, ar ne? Daug kas vadinate meltdownais, išledžiais, aš jau čia irgi dabar prisimokiau tų visokiausių terminologijų. Bet kiek tik tai jų yra buvę, sakykime, ar ne, ir jisai mažiausia 5-6 metus, jisai visą laiką buvo įtemptam kūne, įtemptam prote, visą laiką buvo įtampoje, dieną ir naktį, niekada negalėjo atsipalaiduoti, net neįsivaizdavau, kad jau tas jausmas atsipalaidavimo jį gali ir užlieti, aplankyti, ar ne. Ir tų emocinių protrukių metu jis visą laiką sakydavo, pagrindė tokių protrukių metu sakydavo, ne, kad mama, ar galiu išeiti? Mama, ar aš galiu išeiti? Mama, aš tiesiog nebegaliu. Aš dabar nebedramatizuosiu, aš nebandysiu atkurti tų emocijų, ar ne? Pasistengsiu išlikti kiek įmanoma ramiau, kad papasakoti tai ir labai nesiplėsiu gal daug, nes tai tikrai labai skauda, tai dar labai kraujuoja ir dabartinė jo būsena, kaip aš sakau, kad mes pasidarėm stipresni ir mes dabar visą galvą aukščiau už viską, kas buvo prieš tai, ar ne, tai mane vėlgi gąsdina. Tai yra vėlgi tokia pagrįsta baimė turbūt, kadangi aš galvoju kartais, kad tai yra paslėptas jausmas dabar, suprantat, nes atėjo suvokimas, kad mama jaučia tą baimę ir jisai pats jaučia tą baimę. O kodėl jisai pats jaučia tą baimę, tai pateiksiu vieną kaip iš pavyzdžių, kada tu, pavyzdžiui, važiuoji su vaiku į treniruotę, tu matai, kad jo pirštai gniaužasi ir ne, jis sėdi įsitempęs, neramus. Lyg ir viskas gerai, lyg ir nuotaika pakeli, bet jo kūnas sako ką kitą, ar ne? Ir jis tau sako, mama, sako, ar tu labai, mama, rėksi, jeigu aš išeisiu ten, sako, pas senelį į viršų, ir pradeda rėkti. Ir pats pradeda rėkti klaikiai, suprantat, ir verkia, ir tiesiog jau tu supranti, kad tu negali verkti tuo momentu, tu negali niekaip reaguoti, tu tiesiog net nebegali žodžiai ištarti ir pasakyti, ir tu tik tai jauti vieną dalyką, kad kokia yra tavo stipri baimė ir gretimai yra stipresnė baimė jo tuo momentu, nes tu bijai jį prarasti, o jis bijo, kaip aš jausiuosi, jeigu aš jį prarasiu. Aš bijau dėl jo, o jisai bijo dėl manęs. Ir mūsų baimė yra antiek stipri ir antiek vienoda, aš net nežinau, ar galima būtų pamatuoti kažkaip, bet manau, net nebežinau iš tikrųjų, jeigu sąžinė, tai kurio ir stipresnė, bet aš manau, kad lygiai grečiai vienoda yra. Dėl to, kad aš bijau jį prarasti, o jis bijo, kaip aš gyvensiu, jeigu aš jį prarasiu. Ir klaikiai verkia. Tai tokių viena yra pagrįstų baimių, ar ne? Ir kada tau vaikas daug metų kartoja ir sako, mama, sako, aš nebegaliu. Ir ypatingai, kada jis būdavo gulasi ant grindų, aš dabar šiek tiek nusikelsiu į praeitį, netolimą, ar ne? Tai viskas vyko dar labai artimai prieš nepilnus metus.
tai buvo tikrai tas didžiausias pikas pasiektas ir tai buvo kritinė situacija, kada jau visiškai nebežinojom, kaip padėti, nebegalėjom nieko daryti, tiesiog tik tai laukti ir medikai buvo bejėgiai ir aš tiesiog pabandysiu va čia, jeigu pavyks man pridėti postą, kurį išplatinau gegužės 9 dieną lygiai prieš metus, ar 22 metais autistų grupėje. Ir tiesiog, jo, tai buvo labai stipru, tai buvo labai stiprus jausmas ir tiesiog, ir tų visų išleidžių metu buvusių ar ne, dabar, ačiū Dievui, bijau garsiai kalbėti, bet kol kas jau nėra. Tai jisai visą laiką prašydavo, kad leiskit man išeiti. Aš nenoriu gyventi, aš noriu išeiti, prašau, man per sunku, aš tiesiog negaliu, aš nebeturiu jėgų, mama, prašau. Ir įsivaizduojat, jisai voliojasi ant grindų, jisai mėto daiktus, jisai žviegia, jisai kelpimo iki pamilinavimo rėkia, jisai nesupranta savo jausmų, nesupranta savo emocijų, jisai kviečia mane, man atėjus jisai stuma mane nuo savęs ir ne, aš išeinu, jisai žviegia, aš ateinu, jis dar labiau žviegia, kad man išeik. Ir tokia būdavo grumtis tarp mūsų, ar ne? Ir tai yra natūralu, kad aš dabar turiu padaryti tą baimę ir tą baimę aš įgijau, jinai apsigyveno manyje ir tai niekur nedingo ir iki šiandien aš ją turiu ir jinai, nežinau, gal kiek susilpnėjusi šiuo momentu, kadangi jisai apie tai nekalba, bet labai daug mes metų tiesiog bijojom atsitraukti, bijojom palikti jį vieną, o jisai būdavo tos pakilesnės dienos prašo, aš sako, jau pažiūrėkit, kiek man metų, palikit mane vieną, kodėl jūs manęs nepaliekat, jūs manimi nepasitikit ir panašiai, o kaip tu gali palikti, kada tau ausyse skamba jo žodžiai, ar ne, ir tu nežinai, kokia priežastis to prašymo palikti jį vieną yra, ne. Tai sudėtingas buvo laikotarpis iš tikrųjų. Tai va tokia ta mano baimė yra. Kažkiek, aišku, aš mėgštavau apie tas baimės, kažkiek tiesos jose ir buvo, bet tai yra viena rimtesnių ir stipresnių mano baimių. Be abejo, aš su ja ne tai, kad kovoju, bet aš turbūt moku tvarkytis, bent jau bandau mokėti tvarkytis, ar ne, mokinuosi ir stengiuosi neužgniaužti savyje to jausmo labai per stipriai ir labai nepalaiduoti, žiūriu situaciją pakankamai kiek galiu, mano manimu, protingai, ar ne, bet visą laiką irgi, kaip aš sakau, esu, na, tokia toj būsenai, kada tu viskam pasiruošęs esi, ar ne. Tai va, tai lengva pasakyti nebijokit, iš tikrųjų tai ne taip paprasta turbūt nebijoti, bet mes kasdien savo apie tai priminam, kad viskas, baimė, bet kokiai baimė turim pažiūrėti į akis, ar ne, ir eiti tiesiai su ja į akistatą. Bet vis tiek jinai išlieka, tai natūralus žmogiškas jausmas. Natūralus žmogiškas jausmas, kur tu tiesiog, na, kaip ir kiti jausmai, meilė, ar ne, simpatija, antipatija, skausmas, sakykime, šaltis, karštis, tai yra mūsų jausmas, kur tu kitaip negali, tu vis tiek jį jauti, ar ne, nes tu jį įgijai, tu su juo negimi, kaip ir minėjau prieš tai, tu jį įgijai, bet atsikratyti jo dabar jau įgyto tokio kaip ir, ne taip kaip, pavyzdžiui, batus nusimoviai, nebenori, išmeti ar padovanojai ir nusipirkai kitus. Bet baimės jausmą atsikratyti nėra taip paprasta. Ir dabar apie kitą baimę, aš galbūt labai nesiplėsiu, bet turbūt žemėje neatsirastų mamos, kuri man nepaantrintų. Aš taip bent jau įsitikinusi esu, galbūt ir kvailas mano įsitikinimas, bet aš taip manau, kuri tiesiog man nepaantrintų ir nepasakytų, kad dėl savo vaiko, kurį kas nors skaudins ar ne, mes galim padaryti bet ką. Tai šita baimė yra iš tikrųjų tokia neprognozuojama, sakyčiau, ar ne, kur tu bijai, kad tu gali kartais padaryti klaidų šitoje vietoje. Tu bijai, kad kada tavo vaikas skriaudžia, ir kada dar skriaudžia, na, sakyčiau, savanaudiškais tikslais, ar ne, nepaisant to, kiek jisai patiria, kiek jam tenka išgyventi, kokia yra jo būsena, koks yra jo vidinis pasaulis, nepaisant nieko, kada jis skriaudžia, tiesiogiai, netiesiogiai žmonės, ar ne? Tai tu kartais galvoji ir pradedi bijoti, kad ką tu gali padaryti tokiu atveju. Tai
pačias baimės jausmas šitas yra labai stiprus taip pat. Ir be abejo, tu su juo tvarkaisi, nes visą laiką galvoji, o jeigu tu suklysi kažką darydamas, ar ne? Visą laiką tu galvoji, kad galbūt dar nereikėtų nieko daryti, ar ne? Visą laiką tu stabdai save kažkaip ir galvoji, taip baisu, bet kažkaip reikia susijimti, kaip aš sakau, reikia nuryti. Ir tie skriaudėjai, aš turiu baimiai tą tokį valdymo būdą, labai, manau, kad irgi gerą, patikrinta jau su metais, ar ne, kad nereikia pasiduoti tai baimiai, nes gyvenime viskas grįžta bumerangu. Taip jau yra, toks jau yra dėsnis, ar ne, ir tie, kurie nuskriaudė tave ar tavo vaiką, ypatingai tavo vaiką, tai tikrai anksčiau ir vėliau jiems viskas grįž bumerangu. Tai vat, tos baimės pas mane šiandien tokios yra dvi, jos tikrai yra labai labai pagristos. Ir aš tikrai tikiu, kad visi tėveliai, visos mamos, tėčiai, seneliai, tikrai dauguma turi tokių baimių, aš manau, kad ir jos tikrai yra pagristos, nes mes gyvenam tokiam pasaulyje, skaudžiam pasaulyje, ar ne, kada tai tiesiog gyvenime yra, kada tu tiesiog rūpi pats savo, tavo vaikai rūpi tik tau. Ir kad ir kaip ten beskambėtų viskas, bet, tai yra tokia tiesa, ne? Aš dar trumpai, prisimeniau dabar. Aš dar mintimis grįžtu į praeitį ir dabar, kai pagalvoju, pavyzdžiui, tas skriaudas, kodėl ta baimė tokia stipri ir kodėl jinai taip įsivystė labai stipriai. Tai tiesiog Danielį labai skriaudė. Pradėjo skriausti dar mokykloje. Aš jau nekalbu apie darželį, nes darželį jisai lankė labai nedaug ir aš tikiuosi, kad nepadarėm labai didelės žalos ir mes patys savo nežinojimu, nesupratimu ar ne, kas tuo vaiku yra. Bet mokykloje jis skriaudė. Jį tikrai labai skriaudė. Skriaudėm ir mes savotiškai, nesuprasdami, kodėl taip viskas vyksta, ne, kodėl taip yra, ko jam reikia iš tiesų, kokios pagalbos. Ir jo, ta skriauda ir kaip aš sakau, kad tie žmonės, kurie skriaudžia Danielį, reikėtų visiems labai gerai susimąstyti. Labai gerai susimąstyti. Tiesiog kartais mes esame tokie abejingi, tokie bejausmiai, tokie šalti, tokie netikri, tokie ar verta. Aš galvoju kartais, kaip mama galvoja, ar verta, ar tikrai tai verta yra, ar reikia taip, ar jis to nusipelnė. Tai visą laiką užduodu tą klausimą savo pirmoje eilėje, tada užduodu šeimos nariams, tada užduodu tą klausimą be abejo ugdymo įstaigoms ir visiems noriu užduoti, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai skriaudžia Danielį. Tai neskriauskite tokių vaikų, jie yra ypatingi dėl savanaudiškų tikslų. O Danielis mūsų jo yra kaip yra iš tikrųjų, tik tai, žinot, gyveni, mokaisi, tvarkaisi ir dabar labai bijau dar vieno dalyko, iš tikrųjų, nėra ta baimė tokia labai stipri, tikrai ne kaip tos dvi pagristos baimės. Ši baimė savotiškai pagrista yra, bet tikrai nepagrindinė mano gyvenimo baimė, tai kad jisai dabar neatkristų, tai galima būtų pasakyti, ar ne, nes pastarieji įvykiai, kurie įvyko mūsų atostogų metu, tai tiesiog, aš galvoju, kad atėmė iš Danielio labai stiprų jausmą, tai pasitikėjimo jausmą. Ir tai tikrai matosi, tai tikrai labai jaučiasi. Ir aš galvoju, kad vėlgi tai nežinau, kuria kryptim pakryps dabar tas jausmas ar ne, nes kol kas jisai yra labai užgniaužtas, labai viduje, labai giliai, dar apie tai labai daug nekalbam, bet aš matau iš jo elgsenos, iš jo reakcijos, ne? Tai vat, dėl ko ta mano tokia stipri ta baimė, kaip aš minėjau, antra yra, ar ne, kada
yra skriaudžiamas mano vaikas, mano ypatingas vaikas, kuris tikrai nelinkiu niekam to patirti, ką teko jam patirti per pastaruosius jo gyvenimo metus. Dabar turbūt be emocijų negalėsiu kalbėti jau, bet tikrai visiems skriaudėjams, kurie skriaudžia Danielį, tai grįž viskas bumerangu. Aš manau taip, aš to įsitikinusi esu, bet turbūt ne apie tai. Tai čia yra ta pagrindinė tokia mano baimė. Ir apie baimės būtų galima turbūt kalbėti dar labai daug, ar ne? Bet kaip ir sakiau, palikim viską Dievo valiai. Viskas susidėliojasi. Gyvenime viskas, niekas nevyksta tiesiog, kad vyktų, ar ne? Jeigu tai vyksta, reiškia, taip reikia. Ir tai turi grąžą. Viskas turi grąžą. Anksčiau ir vėliau viskas grįžta taip, kaip reikia, kad grįžtų. Tai atleiskit už tokią ironiją, galbūt ne vietoj, atleiskit už tokią emociją stiprią, bet kaip ir sakau, tiesiog neskriauskit Danielį, neskriauskit mano vaikų. Vienintelis prašymas yra. Daugiau prašymų neturiu. Vakar vakare išties mane užliejo labai stiprus jausmai, labai didelės emocijos. Visą naktį tikrai negalėjau ramiai miegoti, karts nuo karto vis prabusdavau su tą mintim apie tą jausmą ar ne, ir labai daug galvojau išties, kas lydi sekantį tą jausmą. Labai noriu, kad ta mintis jums būtų tikrai iki galo suprasta, ką norėjau pasakyti apie tas baimės ir iki ko tos baimės priveda ar ne, kas iš to gali išsivystyti. Tai pagrinde mane apėmusi tokia vienintelė yra mintis, tai tas toks saldus revanšo, ne, keršto jausmas tuo momentu, kuris užplūsta tiesiogiai, kada yra skriaudžiamas tavo vaikas, kada tu jauti jo skausmą ar ne, tai tiesiog atrodo viskas, dabar tai, ane, paimsiu ir žodžiu, bet kada atslūksta šiek tiek viskas ir kai tu supranti, kad ačiū Dievui, neįžeidai kažko, ar ne? Ačiū Dievui, to momento nieko nesijėmei. Ačiū Dievui, kad tuo momentu nieko neįskaudinai, ar ne? Ir, žodžiu, nes ką tai sako? Jeigu tu tuo momentu reaguosi aštriai, tuo momentu imsiesi kažkokių veiksmų, ar ne, neapgalvotų ypatingai, nes kada žmogus esi skaudintas, tu esi įsikarščiavęs, ar ne, ir tu dažniausiai negalvoji, tu veiki iš karto, ar ne, spontaniškai veiki, tai yra atsakas išsyk vyksta, ar ne, tai tu gali labai daug klaidų padaryti ir po to supranti, kad tu taptum toks pat. Ar reikia taip? Ar tikrai, tai reiškia blogis, kaip ir palaikytų blogį, ar ne, kaip ir tą blogį neštumėm toliau, tai nenorėčiau būti kaip tie skriaudėjai visi, ar ne, nenoriu tapti tokia pati kaip jie ir labai nesinori nieko skriausti, ypatingai tų žmonių, kurie turi tokių pat likimo vaikų, ar ne, tai kažkaip nusiramini ir galvoji, kaip ir minėjau, kad viskas turi grąžą, gyvenime grįžta ta grąža su kaupu net kartais, ar ne, ir tai yra tikrai liūdni dalykai šiaip. Tai prieš skriaudžiant, prieš kažką blogo darant, reikia visą laiką pagalvoti, ar reikia tai pasiekti, ar ne? Nes žmonės, kodėl skriaudžia, pavyzdžiui, ar ne? Nu, aš apie skriaudą gal labai daug šneku, bet man tai labai yra arti, man tai yra labai jautri tema, ar ne, ir žmonės, kurie skriaudžia, tai jie turbūt labai ambicingi yra. Pas juos yra labai aukštas ego, labai daug savanaudiškų tikslų yra kažkokių, ne? Ir manau, kad tas pagrindinis faktorius, kuris lemia tą skriaudą, tai yra pavydas. Yra pavydas, noras būti pranašesniu, noras būti geresniu, noras būti kaip tu, kaip tavo vaikas, kaip pavyzdį, ar ne? Arba negalėjimas būti tokiu tiesiog, arba negalėjimas turėti to, ką tu turi. Aš nekalbu apie materialius dalykus, ar ne, nes materialius dalykus mes galim visi sverti skirtingai. Aš kalbu apie tą vidinį žmogaus grožį, ar ne, ir vidinį žmogaus tiesiog būvį.
Tai tokia yra ta realybė ir tai yra labai baisu iš tikrųjų, nes aš galvoju, kad labai daug ir yra padaroma tiesiog tuo momentu, kada tu patiri skriaudą ar ne, ir tu tiesiog nesitvarkai su ta emocija tuo momentu ar ne, pas tave yra labai didelė baimė tam tokiam atsitikimui, kas įvyko, ar ne, baimė tam, kad o kaip dabar čia mes paliksim dabar tą skriaudėją nenubaustą, ar ne, ir žodžiu. Taigi, ta tokia emocijų lavina, ar ne, kuri jau antra diena mane taip stipriai yra palietusi ir aš tiesiog norėjau tuo labai su jumis pasidalinti ir laukiu jūsų tiesiog įžvalgų, laukiu jūsų komentarų, visų laukiu komentarų ir gražių ir tiesiog į temą. Ir laukiu tų piktų, kurie nesigilindami komentuojat, kurie tiesiog, kad taip pakomentuoti iš pirmo žodžio ar iš pirmos antraštės, kaip pratė, ne visur. Tai tiesiog labai vis tiek yra gera, nes jūs esat mūsų gyvenimo mokykla. Mokykla lygiai taip pat kaip ir tie, kurie yra linkę skriausti. Tai tikrai mes iš jūsų mokomės labai daug dalykų, mes, kaip ir sakiau, mokomės būti pozityvus, mes mokomės būti tolerantiški, mes tiesiog mokomės būti daug geresni, ar ne, ir nedaryti taip, kaip daugelis gyvenime šiam dar daro, ar ne, ir nebūkim pavydus, nebūkim egoistai, nebūkim ambicingi, tas ego pas žmogų nėra blogai, kada jis yra didelis, bet kai jis yra per didelis, tada jau yra pačiam tam žmogui kančia, ar ne? Taigi daugiau supratimo, daugiau tos tolerancijos, meilės vieni kitiem, ypatingai tiem, kurie turit panašų gyvenimą, turit panašaus, kaip ir sakiau, likimo vaikus, ypatingus vaikus, ar ne? Šeimoje galbūt ne vieną turit ir du, ir daugiau tokių vaikučių. Tai tiesiog išmokim vieni kitiems padėti, atjausti, suprasti, gal labiau suprasti, palaikyti, ar ne, ir tiesiog nenorėkim visko gyvenime turėti, nenorėkim būti visada aukščiau galvą už kažką, ar ne, nenorėkim būti visą laiką geresni, tiesiog bandykim būti savim, žinoti savo vietą, gyventi savo gyvenimą ir labiau žiūrėti savo šeimos, labiau žiūrėti vaikų poreikių ar ne savo poreikių, bet tikrai ne per tą tokį pykčio, ne per skriaudos tą prizmę, ar ne, o tiesiog per savo tą tikrumą, tiesiog per tą žmogiškąją pusę, ar ne. Tai šiandien apie tas baimės, apie tas emocijas galbūt tiek norėjau pasakyti ir tikrai aš manau, kad mes susigirdėsim. Nenoriu labai būti įkyri, nenoriu labai dažnai čia rodytis, ar ne. Man linksmiau, kada vieną kitą atkarpą kažkokią tai iš vaikų gyvenimo aš jums galiu padovanoti, galbūt ir besikartojančią, galbūt, nes gyvenime tai nėra, kad kažkas kiekvieną dieną naujo atsitinka, ar ne. Gyvenime tai taip ir yra, kad tas gyvenimas yra toks, kad tiesiog turim kasdienybę, kuri yra iš esmės daugiau mažiau tokia pati pas visus, ar ne, kažkas liktai kažkur tai kažkoks tai būna, bet išsišoka kažkas, sakykime, ar atostogos, ar kažkas tai naujo atsiranda, ar ne, ar veikla kažkokia nauja, ta prasme daug būna naujų dalykų, bet šiaip iš esmės dauguma kartojasi, tai ir mes kažkiek kartojamės, bet mes augam, vis tiek galima išvelgti kažkokį tai pokytį, ar kažkokį tai pagerėjimą, ar kažkokį tai pablogėjimą, sakykime, ar ne, tai mūsų tikslas yra vienintelis. Kaip ir jau ne kartą esu rašiusi, galbūt ir minėjusi, tai tiesiog, jeigu mes paliesime bent vieno iš jūsų širdį, mums tai bus labai didžiulė grąža, mums asmeniškai, ar ne, ir tai leis suprasti, kad tai, ką mes darome, tikrai yra svarbu ne tik mums, bet gerai ir jums, ir svarbu jums, ar ne. Ir tiesiog, o mums tai tikrai labai svarbu yra, nes mes tai darome, nes mūsų vaikus tai imponuoja, mūsų vaikams tai labai tinka
ir mes žiūrim jų nuotaikas. Gabrielis ypatingai mėgsta fotis, sako, fot mane, fot, jis dar neištarė, bet fot, arba jeigu jau būna labai piktas, jis sako, ne fot manęs, ar ne? O Danielis tai pagal savo nuotaiką vaikas, jisai tiesiog kartais ateina pats ir sako, mama, žiūrėk, Liliukas ką daro, mama sako, greit, filmuojam, sako, greit. Ir aš matau, kaip jam tai irgi gerai veikia, kažkaip pozityviai. Ir netgi kada nors papasakosiu, gal jeigu tikrai nepamirščiau, nes būna, kad tiesiog pamirštu, nenorėdama to. Kaip kartais ta video, ne medžiaga, bet tas momentas, kai mes filmuojam, ar ne, jau atradau, kad tai suvaldo Gabrielio emocinį lūžį, ar ne, kada būna emocinė iškrova labai didelė. Tiesiog kartais mes visi kartu filmuodami ir nukreipdami dėmesio, tai tiesiog randam būdą, kaip tai suvaldyti. Tai irgi įdomus variantas, bet apie tai daug nekalbėsiu, nes tai, tiesiog tai yra toks momentas, kur negali labai kažko pripasakoti, bet turbūt gal pavyks netgi ir įamžinti, kad jums parodyti tai, bet aišku sudėtinga yra tokį momentą pagauti, nes nedirbam čia prisistatę, filmavimo kamerų, operatorių. Tai tiesiog viskas vyksta spontan ir tai viskas vyksta natūraliai, mes nieko čia neperdirbinėjam, nieko nerežisuojam, nieko. Tai tiesiog mes taip pagauni momentą, kad greitai ir padarai, ar ne? Tai tai viskas vyksta natūraliai, kaip ir kalbėjau pačiam pirmam savo pasirodymui, kad stengsimės kažkiek atskleis labiau buitinę savo pusę, galbūt ar ne, tą savo tikrąjį gyvenimą, nepagražintą. Ir niekaip nepaspalvinta ir niekaip neparfumuota, ar ne? Tai šiandien tiek, mėlieji, su jumis atsisveikinu. Labai gera buvo pabūti eterį šiek tiek savam, ar ne, savam kampelį. Ir labai gera kažkaip, tą išjausti buvo tiesiog. Matot, jau aš su šypsena ir tikrai man pačiai tai yra labai svarbi terapija asmeninė, ar ne, kada tu tiesiog viską išleidi, paleidi ir tada jau tas grįžtamasis ryšys, nesvarbu, kad jisai gali būti ir netiek pozityvus iš kai kurių, bet jisai vis tiek yra ir tai leidžia tau veikti, tai leidžia tau daryti ir nemoku trumpai, kaip visada kalbu daug. Žodžiu, ir kad ir tas skriauda, sakykime, ar ne, jinai tiesiog skatina veikti. Kitaip galbūt žmogus gyventum tą gyvenimą, ar ne, sakytum, čia buvo pikas, čia praėjo pikas, čia kaip ir viskas tvarkoj, čia žiūrėkim savo daržą, ar ne, bet kai tu susiduri su tai žmonėm, kurie tiesiog, kaip ir sakiau, kurie tiesiogiai, netiesiogiai, norėdami, nenorėdami, tiesiog taip gaunasi, arba tiesiog iš piktumo tai padaro ir nuskriaudžia tavo vaiką, tai tu supranti, kad tai yra pamoka tavo gyvenime, labai didelė pamoka ir kad jinai tave skatina daryti, skatina dar labiau daryti, skatina dar labiau veikti ir dar daugiau idėjų tada atsiranda ir aš dėkinga kartais net ir tiem skriaudėjam, ar ne? Tai gražios dienos visiems, būkim artimi, būkim kartu ir iki kitų kartų.